Sveiki visi, kaip laikotės, kaip gyvuojat, aš po biškį. Situacija tokia, kad skubiai reikia žmogaus, taip kaip ir neatsiranda, taip neatsiranda, tai va tas vyrukas šiandien, kuris buvo dabar 2 dienos, 2 paras, jis išeina, šiandien vakare ateis ta moteris, kur anksčiau, kur sakydavau, kur turi problemų su sveikata, gal 2 paras pabus, pažadėjo, tai vat, tai vėlgi kreipiuosi su prašymu, kad reikia pinigėlių. Šiuo metu nieks neaukoja jau senai, bent keletą dienų. Tai labai prašau, jau galit padėti, nes sumokėjau 6 eurų už elektrą, pas mane nėra šilto vandens, yra boileris. Tai dėl to tokia suma didelė, dar plus pečiuką, turiu tokį vėjelį ir viryklę elektrinę, nes dujų nėra pas mane. Tai štai tokios ir sumos. O toliau, kas toliau? Šiukšlės reikėjo sumokėti už metus 96 eurų, tai sumokėjau ir dar plus kiekvieną mėnesį moku už paskolas 500, kurios buvo paimtos pragyvenimui, mamos laidotuvėm, tai tenka dabar mokėti. Tai labai prašau, jau galit padėti kažkiek bent jau paramą tą finansinę, jeigu jau negalit prižiūrėti, tai bent jau tiek. Nes be jūsų aš neišsilaikysiu, žinokit. Tai šiai dienai visai tų pinigėlių beveik nėra. O ką kalbėti, reikia mokėti. Šiandien sumokėsiu tam vyrui ir 30 eurų iki vakaro, o tai moteriai nežinau, kaip čia bus. Prašau labai padėti. Jau galit, jeigu neatsibodo dar, jeigu nesunku. Tai tiek. Komentaruose nurodysiu savo sąskaitos numerį, taip pat aprašymą visą. Ačiū Jums. Gaila, kad taip yra viskas sudėtingas tas gyvenimas ir baisus. Vienišas, liūdnas, bet taip jau yra. Reikia gyventi, koks jis yra toks, kol gyvi, kol turim tos sveikatos kažkiek, džiaugsmo kažkokio bent jau minimalaus. O džiaugsmas esat man jūs, nes jūs vieninteliai, kas liko man artimi, aš nieko neturiu, mama numirė. Tai tik jūs, tėvai, kas padedate to gestų bent jau. Žinau, kad ten labai su manim nieks nebendraujat, bet padedat. Tai ir tas mane džiugina be abejo ir gyvenimą, gyvybę man palaiko. Tai jeigu galit kažkiek padėti, tai būčiau dėkingas labai. Kiekvieną dieną, bent jau, kaip sakoma, mūsų Dievo visagalio prašau Jums kažkokios laimės tiems žmonėms, kurie man padeda. Bent jau tuom galiu, tik tiek, aišku, daugiau nieko negaliu Jums padėti, pakeisti kažko, bet, ir taip kaip. Tai dar kartą dėkoju, širdingai, myliu Jūs, kurie man padedat, apkabinu, prisimenu, atsimenu ir tikrai atsiminsiu iki gyvenimo galo, kad yra žmonių, kurie gali padėti ir nori, ir padeda, bent jau finansiškai. Tai ačiū Jums ir geros dienos, ačiū.